Prieš mus atsiskleidė vadinamųjų hibridinių struktūrų ir Rusijos dezinformacijos veikimo schema. Ir kaip paaiškėjo, Alatra persekiojimo atvejais tai tik ledkalnio viršūnė, kurią šiuo metu visapusiškai ir išsamei tiria. Ir aš noriu pradėti šiandienos laidą nuo dviejų visiškai konkrečių, dokumentais patvirtintų įvykių, kurie įvyko visai neseniai. Pirmasis. 2026 m. vasario 25 dieną Šeštasis administracinis apeliacinis teismas, Kijevas, Ukraina, galutinai patvirtino judėjimo Alatra veiklos teisėtumą Ukrainoje, nustatydamas, kad nėra pagrindo jų uždrausti ir priverstinai likviduoti. Be to, teismas nenustatė įrodymų, kad Alatra kada nors būtų užsiminėjusi neteisėtą, antiukrainietišką ar prorusišką veiklą. Teismo nutartyje teigiama, kad Alatra veikla atitinka jos įstatų nuostatas ir Ukrainos teisės aktus. Ir tai labai svarbu. Teismas patvirtino Alatra judėjimo veiklos patriotinį pobūdį. Štai kas rašoma nutartyje, cituoju. Medžiaga patvirtina, kad visuomeninė sąjunga Alatra vykdo patriotinės krypties veiklą. O dabar, draugai, įdomiausia dalis. Kas ir kokiu pagrindu bandė sunaikinti šį judėjimą, mes su jumis jau nekartą kalbėjome anksčiau. Byloje buvo pateiktos vadinamosios ekspertų išvados. Ukrainos teismas jas patikrino ir teisingai įvertino. Teismas nustatė ekspertės Irinos Kremenovskajos suinteresuotumą ir šališkumą, o jos ekspertizę pripažino nepagrįsta ir nepriimtina. Nutarime teigiama. Teismas nustatė, kad ekspertinės išvados autorė neigiamai vertina atsakovą ir yra suinteresuota nutraukti jo veiklą. Nes nuo 2015 metų viešai deklaravo savo veiklą susijusią su Alatra interneto svetainėje Laisvas žodis, kurioje paskelbė 4 straipsnius, kurių turinys rodo ekspertės šališkumą. Šiuose straipsniuose, be kita ko, buvo prašoma ilgalaikė autorės veikla prieš Alatrą ir bendradarbiavimas su teisėsaugos institucijomis, siekiant patraukti juos atsakomybėn. Paprastai tariant, paaiškėjo, kad Kremenovskaja 7 metus tikslingai ir sistemingai dehumanizavo judėjimą Alatra, apjuodindama jį internete ir savo interneto svetainėse. O paskui paėmė savo pačios melą, kurį pati paskelbė internete. Ir jo pagrindu suklastojo teismui ekspertų išvadas savo privataus centro CEPI vardu. Tai reiškia, kad po šios persekiojimo kampanijos jie atvyko į teismą jau kaip nepriklausoma ekspertė. Tačiau istorija tuo nesibaigė. Paaiškėjo, kad kitos ekspertų išvados, kurias teismui parengė ofiti ekspertai, yra kopijuotos iš interneto iš to, ką prieš teismą apie Alatrą skelbė Kremenovskaja. Teismas padarė išvadą, kad ir kitos ekspertų išvados taip pat nėra pagrįstos savarankiškų tyrimų. Galiausiai teisėjų kolegija padarė galutinę išvadą. Taigi, visos išvados buvo parengtos neremiantis ekspertų asmeninių tyrimų ir jų nepriklausomų ekspertinių vertinimų, o pasinaudojant jau turima medžiaga iš interneto. Be to, iš atitinkamų publikacijų paimti tekstų fragmentai visose išvadose kartojami pažodžiui. Dabar galime tvirtai teigti, kad visas šis persekiojimas, kurį Kremenovskaja vykdė nuo 2015 metų, įskaitant ir per savo privatų centrą CEPI, neturėjo jokio teisinio pagrindo. Teismas patvirtino, judėjimas Alatra yra teisėtas, o jo veikla atitinka įstatus ir yra patriotiško pobūdžio. Atrodytų, kad buvo padėtas taškas byloje, kurioje 10 metų žmonės buvo juodinami,
kaltinami neegzistuojančiais nusikaltimais, bandoma sunaikinti per teismus ir žiniasklaidą. Tačiau paaiškėjo, kad tai dar ne viskas. Vos kelias savaitės prieš šį Kijevo teismo sprendimą, 2026 metais vasario 2 dieną, Ukrainos nacionalinė policija priėmė oficialų procesinį sprendimą. Ji pripažino visuomeninę organizaciją Alatra nukentėjusiąją šalimi baudžiamojoje byloje. Remiantis tyrimo versiją, prieš šią visuomeninę organizaciją buvo padaryti neteisėti veiksmai. Baudžiamojo kodekso 170 straipsnis. Trukdymas teisėtai visuomeninės organizacijos veiklai. Alatra pripažinta nukentėjusią šalimi, auka. Tik pagalvokite, 10 metų šios organizacijos savanoriai buvo šmeižiami žiniasklaidoje, o vėliau į jų namus netgi įsiverždavo su kratomis. 10 metų jie buvo vadinami sektantais ir išdavikais. O galiausiai policija sako, ne, jie nėra nusikaltėliai. Tai prieš juos buvo padarytas nusikaltimas. 10 metų žmonės bandė paversti atstumtaisiais, o jie pasirodė esą aukos. Ir dabar pagrindinis klausimas, kuris lieka neatsakytas. Jei oficialiai pripažinta, kad auka yra Alatra ir jo savanoriai, tai kas visus šios 10 metų atliko budelio vaidmenį? Ar tai vieniša Irina Kremenovskaja, kuri 10 metų pozicionavo save kaip nepriklausoma sektų ekspertė, neturėdama atitinkamo išsilavinimo? Arba tai FSB kontroliuojamas Rusijos tinklas RACIRS, kuris nuo 1993 metų įvairiose šalyse kūrė tokius melagingus ekspertus kaip Kremenovskaja ir siekia įgyvendinti globalią strategiją, įsiskverbimą į valstybės, neapykantos kurstymą, destabilizavimą ir demokratijos sunaikinimą. Norėčiau priminti svarbų faktą, kuris jau peržengė viešųjų diskusijų ribas ir perėjo į teisinę sritį. Irinos Kremenovskajos atžvilgiu iškelta baudžiamoji byla pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 161 straipsnį dėl tautinės ir religinės neapykantos kurstymo. O jos darbas Rusijos struktūroje RACIRS reikalauja išsamaus Ukrainos teisėsaugos institucijų patikrinimo. Kodėl? Nes yra visos priežastys teigti. RACIRS tinklas tai ne tik Ukrainai priešiška Rusijos organizacija. Tai įrankis, už kurio stovi FSB. Be to, 2025 metų gegužės mėnesį Tarptautinėme forume Vašingtone, kuriame susirinko aukšti Baltųjų rūmų pareigūnai, Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamento atstovai ir žymiausi religinės laisvės klausimų ekspertai, Irina Kremenovskaja buvo oficialiai identifikuota kaip Rusijos antikultinio tinklo RACIRS agentė. Forumo dalyviai paragino atlikti tarptautinį visos Aleksandro Dvorkino tinklo veiklos tyrimą, įvesti asmeninės sankcijas ir sugriežtinti baudžiamąjį persekiojimą. Kitaip tariant, mes jau nebesame spėjimų lygmenyje. Mes esame įrodytais faktais pagristoje plotmėje. Antikultinis tinklas egzistuoja. Tinklas finansuojamas, tinklas koordinuojamas iš Rusijos. O tokie žmonės kaip Kremenovskaja ir jos bendrininkas Svetogoras, tai jų verbuoti agentai, skirti sabotažinėms operacijoms. Jie, kaip sabotuotojai, sieja nesantaiką ir vykdo sabotažinę veiklą kitų šalių teritorijoje. Jų užduotis viena – sieti neapykantą, skaldyti visuomenę, naikinti nepageidaujamus asmenis. Pirmiausia, religinės mažumas ir pasaulietinės organizacijas, po to politikus, po to ištisas valstybės. Šis tinklas palaipsniui įtraukia ir verbuoja į savo veiklą žurnalistus iš įvairių žiniasklaidos priemonių, kai kuriuos teisėsaugos institucijų, valstybės valdžios ir net teismų atstovus. Tai labai įdomus tyrimas, kuris pritraukia tarptautinių ekspertų dėmesį. Ir aš tikrai nesitikėjau, kad tiek visuomenė, tiek profesinė bendruomenė parodys
tokį didelį susidomėjimą antikultinio tinklo tema ir jo manipuliaciniais poveikio visuomeniai metodais. Paaiškėjo, kad visame pasaulyje nuo vadinamojo antikultinio tinklo veiklos nukentėjusių žmonių yra kur kas daugiau, nei buvo galima įsivaizduoti. Ir čia svarbu suprasti, kaip veikia jų mechanizmas. Kaip antikultas, ištobulinęs manipuliacijos įgūdžius mažose grupėse, pasaulietinėse organizacijose, tokiose kaip Alatra, religinėse mažumose, mormonų, krišnaitų, baptistų, Jehovos liudytojų, staiga pereina prie didelio verslo, politikų, ištisų valstybių. Kaip tas pats sektos žymėjimas, sukurtas ir įdiegtas antikultų, veikia visur ir bet kokiu lygmeniu. Ir ne tik sunaikina savo aukos reputaciją, bet faktiškai priverčia visą visuomenę nekęsti, jausti pasibjaurėjimą ir pasąmoningai verčia norėti ją sunaikinti. Jau aiškiai matoma tendencija, kad prieš politikus, kuriuos antikultininkai vadina sektantais, netrukus įvykdomas pasikėsinimas. Dažniausiai tai yra viešas teroro aktas, kurio metu panaudojami šaunamieji ginklai. Bet prie šios temos būtinai grįšime šiek tiek vėliau. Ir aš jums parodysiu įtikinamus pavyzdžius, kurie kalbės patys už save. Pasirodo, Alatra kompetentingiems asmenims yra labai vertingas ir aiškus pavyzdys, kaip veikia antikultų hibridinis tinklas prieš panašias pasaulietinės organizacijas. Trumpai paaiškinsiu, kaip antikultinė organizacija panaudojo prieš Alatrą sunaikinimo mechanizmą, pasitelkdama klasikinį rusišką dezinformacijos metodą, vadinamą veidrodiniu kaltinimu. Pirmieji, kurie pradėjo viešą Alatrą šmeižimą, buvo ne bet kas, o Racirs įkūrėjas Aleksandras Dvorkinas ir organizacijos Racirs viceprezidentas Aleksandras Novopašinas. Būtent šie pagrindiniai sektų ekspertai Rusijoje nuo 2015 pradėjo šmeižto bangą, kaltindami judėjimą iš pradžių pseudoreligingumu, vėliau sektantiškumu, o galiausiai darbu Ukrainos saugumo tarnybos, SBU naudai ir Ukrainos kariuomenės finansavimu. Dėl to Rusijoje Alatra pripažinta provakarietiška ekstremistinė organizacija. Jos buvę savanoriai sodinami į kalėjimus, kankinami, visoje šalyje atliekamos kratos. Tačiau pažvelkite, kas vyksta tuo pačiu metu. Nuo 2015 metų Ukrainoje Kremeniovskaja žiniasklaidoje skleidžia visiškai identišką naratyvą prieš Alatrą, žodis į žodį, remdamasi tomis pačiomis instrukcijomis. Iš pradžių pseudoreliginė, vėliau sekta, o nuo 2022 metų žiniasklaidos pagalba buvo panaudotas visiškai priešingas kaltinimas – Alatra, prorusiška ir antiukrainietiška organizacija. Ukrainoje spausdinami šimtai straipsnių reportažų su antraštėmis, kurios pažodžiui kopijuoja rusiškas publikacijas. Absurdas. Šių užsakytų publikacijų žiniasklaidoje tikslas buvo suformuoti įsitvirtinusi refleksą. Alatra – tai ne pasaulietinė organizacija, kuri vykdo naudingą mokslinę veiklą, kuri skaito pranešimus Jungtinėse tautose, Europos parlamente, Jungtinių Amerikos valstijų kongrese, kuri 2 kartus gavo Vatikano palaiminimą savo veiklai, kuri padarė daug gero Ukrainai ir jos populiarinimui pasaulyje. O tariamai baisi ir pavojinga pseudoreliginė, apokaliptinė, tikinti ateiviais, proputinistė sekta, kuri nori užvaldyti visą pasaulį. Jie surinko visą smirdantį purvą, kurį sugebėjo išgalvoti, ir ėmė jį priskirti šiai organizacijai. Ir visa tai grindžiama Raciris agentų ekspertinė nuomonė, bei Irinos Kremenovskajos ir jos privačiojo centro CEPI ekspertinėmis išvadomis. Įsidėmėkite skaičius. 2023 metų karo metu SBU priversta atlikti 70 kratų Alatra savanorių namuose. 70. Žiniasklaidoje Racirs agentai bando sunaikinti Alatrą, vadindami ją prorusišką grupuotę šalyje.
suklastoja ekspertizes, kelia baudžiamasias bylas prieš savanorius, kaltindami juos valstybės išdavystę. O kai reikėjo pateikti įrodymus, paaiškėjo, kad absoliučiai visi kaltinimai Alatra atžvilgių buvo sufabrikuoti Racirs agentės Kremenovskajos. O jos europiečiai bičiuliai iš Racirs ir Feciris. Taip pat vietiniai sektų ekspertai ir su jais susiję žurnalistai bandė ir tebebando šią propagandą skleisti ir Europoje. Jie pažodžiui kartodavo ir tebekartoja jos FSB stiliaus retoriką. Pas mus Čekijoje, Slovakijoje, Italijoje ir kitose šalyse. Jie išleido šimtus straipsnių apie tai, kad Alatra tariamai prorusiška sekta. Logiška paklausti, kodėl Europoje buvo išleista tiek daug pinigų šiam persekiojimui? Atsakymas paprastas. Tam, kad būtų sukurta tarptautinio sutarimo iliuzija. Taip pat tam, kad būtų padarytas poveikis teismo procesui Ukrainoje. Esą jei Europoje vietiniai ekspertai ir žiniasklaida tai kartoja, vadinasi tai tiesa. O tai, kad visi šie sektų ekspertai dirba FSB, jie žinoma nutyli. Na, o toliau pagal jų planą, remdamiesi Ukrainą, kurią jie norėjo laimėti bet kokią kainą, kurdami suklastotas ekspertizės, parašytas tarsi pagal vieną šabloną, jie norėjo pasinaudoti šiuo precedentu, kad sunaikintų Alatrą Europoje ir pasaulyje. Tai reiškia visišką, totalų visų savanorių likvidarimą, pritaikant baudžiamąją atsakomybę. Be jokios priežasties. Tiesiog todėl, kad kažkas mėgsta medžioti žmones, kurti represijas ir sunaikinti pačią demokratiją bei piliečių teisės. Įtvirtinti savo kontrolę. O dabar, kai Ukrainos teismas oficialiai pripažino, kad šie kaltinimai ir ekspertizės yra visiškai suklastoti, kai Ukrainos nacionalinė policija pripažino Alatrą savanorius nukentėjusiais, aukomis, kaip manote, ką darys tie žurnalistai, kurie padėjo Racirs? O gal patikrinkime, ar jie yra šališki ar ne? Ar jie sąžiningai ir remdamiesi faktais parašys apie teismo sprendimą? Apie tai, kad Alatra nėra kalta? Apie tai, kad 5 iš 5 ekspertizių pripažintos nepagrįstomis ir nepriimtinomis? Arba toliau, vykdydami FSB užsakymą, spausdins šmeižikiškus straipsnelius, apsimetant, kad nieko neįvyko. Labai abejoju, ar bent vienas iš tų žurnalistų, ar bent viena iš tų žiniasklaidos priemonių, kurios jau daugelį metų apipila organizaciją purvu, suras savyje žurnalistinę garbę ir profesionalumą, kad paskelbtų tiesą. Kad jie paskelbs antraštę. Teismas išteisino judėjimą Alatrą, kurį mes persekiojome 10 metų. Kad jie pripažins. Policija laiko juos aukomis, o mes visą tą laiką buvome jų persekiojimo ir sunaikinimo įrankis. Ir šis tylėjimas tai ne tik profesinis nesugebėjimas, tai įrodymas. Tiesioginis įrodymas, kad šio žiniasklaidos priemonės, šie ekspertai, šie portalai, tai ne žurnalistika. Tai dalis antidemokratinės sistemos, dalis Racirs tinklo, dalis mašinos, kuri vieno centro užsakymų gamina neapykantą. O šis centras, kaip jau žinome, yra Rusijoje. Ir jis dirba ne tiesai, o FSB. Ir čia kyla pagrindinis klausimas, kuris šiandien jaudina ne tik mane, bet ir visą profesinę bendruomenę. Kaip antikultiniam tinklui pavyksta įtraukti į savo įtakos sferą tiek daug atrodytų protingų ir įtakingų žmonių? Kaip jie patenka į šias atrodytų primityves pinkles? Atsakymas, kurį man pavyko išgirsti iš specialistų per mūsų daug valandų trukusius pokalbius su jais, glūdi psichoanalizės srityje. Antikultistai smogia tiesiai į pagrindinius instinktus, būdingus kiekvienam iš mūsų, nepriklausomai nuo išsilavinimo ir pareigų. Jie tvirtina, kad sektoje tave seksualiai išnaudos. Tai pirmasis pagrindinis instinktas.
Jie atims tavo pinigus ir turtą. Tai antrasis pagrindinis instinktas. Jie atims tavo mąstymo laisvę, pavers tave zombiu ir tu dirbsi jiems. Tai trečiasis pagrindinis instinktas. Jie smogia į tai, ką tu privalai ginti – save, savo šeimą, artimuosius ir visuomenę. Tai yra, paverčia tave didvyriu. Tai ketvirtasis pagrindinis instinktas. Penktasis, dar galingesnis – palikuonių apsauga, grėsmė vaikams. Tai raudonas mygtukas, kuris suveikia be jokių išlygų. Jie sako, sektantai tvirkina vaikus, sektantai plauna vaikams smegenis, ten yra pedofilai. Jie valgo vaikus. Lygiai kaip Epšteino saloje. Tai akimirksniu išjungia bet kurio normalaus tėvo ar motinos kritinį mąstymą. Žmogus, norėdamas apsaugoti savo vaikus, yra pasirengęs sunaikinti grėsmės šaltinį visuomenėje, net nesistengdamas išsiaiškinti, ar jie iš tikrųjų egzistuoja. Smegenys užfiksuoja rimtą grėsmę ir suveikia senovinis mechanizmas – mušk arba bėk. Žmonėse pažadinama baimė, agresija, atmetimas ir polinkis į naikinimą. Antikultistai ne tik gąsdina, jie kursto visuomenėje agresiją ir nukreipia ją į konkretų tikslą. Jie sako, štai jie, priešai, štai jie, pabaisos, muškite juos, išvarykite juos iš visuomenės. Mes, sektų ekspertai, siūlome jums teisėtą galimybę kartu juos sunaikinti. Atsikratyti jų kartą ir visiems laikams. Ir žmonės, vedami baimės ir savisaugos instinkto, noriai prisijungia prie šio persekiojimo. Tai tikra masių manipulacija. O kai žmogus panikuoja, jis ieško gynėjo. Ir čia tarsi iš niekur pasirodo jie, antikultininkai. Nebijok, sako jie, mes sunaikinsime tuos sektantus. Mes juos demaskuosime, mes išgelbėsime tave ir tavo vaikus. Ir žmogus atsikvepia, jis jaučia palengvėjimą, jis net nepatikrina faktų. Jam tiesiog iš pradžių buvo sukeltas baimės jausmas, o po to saugumo jausmas, kad kažkas pašalins šią grėsmę už jį. Ir žmogus nesąmoningai tai palaiko. Tuo pačiu metu antikultistai savo aukos atžvilgiu taiko vadinamąją informacinę blokadą. Jie ne tik iškraipo informaciją žiniasklaidoje, apkalbėdami auką, jie sukuria tylų susitarimą žiniasklaidoje. Bet kuris leidinys ar žurnalistas, kuris suteiks žodį vadinamiesiems sektantams, automatiškai tampa tokiu pačiu sektantu ar bendrininku, praranda reputaciją ir patenka po ugnimi. Antikultistai skambina redaktoriams, grasina persekiojimu, persekioja tuos, kurie bando pateikti alternatyvią nuomonę. Jie tiesioginė prasme gąsdina žiniasklaidą. Iš esmės tokiu būdu jie pastato sieną aplink auką, užkimšdami jai burną. Tačiau šiame mechanizme nėra vietos kilnumui ir profesiniai etikai. Vienos žiniasklaidos priemonės tyliai iš baimės prarasti reputaciją. Kitos, už pinigus, mielai skelbia purvą. Klausimas tik dėl kainos. Dėl to informacinėje erdvėje lieka tik vienas vaizdas. Tas, kurį piešia antikultistai. Vienpusiškas, iškreiptas, melagingas. O tiesai ir pačios aukos balsui tiesiog nebelieka vietos. Tačiau yra ir trečioji grupė – konkrečios žiniasklaidos platformos, kurios, kiek man žinoma, šiuo metu yra stebimos, nes yra daugybė faktų rodančių, kad jos priklauso Rusijos dezinformacijos mašinai. Jos ne tik skelbia melą, jos vykdo konkretų uždavinį – suskaldyti visuomenę iš vidaus. Jos sistemingai diena iš dienos skelbia medžiagą, kuri kursto neapykantą visuomenės viduje. Nuteikia žmonės prieš dalį savo pačių bendrapiliečių, prieš valdžią, prieš valstybės struktūrą. Jų užduotis – sukurti priešo įvaizdį ten, kur jo nėra, ir priversti piliečius kovoti su tuo priešu. Tai ne žurnalistika, o kitos šalies ginklas. Ir jis nukreiptas į mūsų šalių vidų, kad eikvotume jėgas ne plėtrai, o kovai vieni su kitais. Antikultų tema ir kova su sektomis tokiose žiniasklaidos priemonėse taip pat nuolat aptariama. Be to, būtent per jas vykdoma pagrindinė propaganda prieš vadinamasias sektas ir kultus.
Taigi po to, kai visuomenė buvo įbauginta per žiniasklaidą, po šimtų neigiamų straipsnių ir reportažų, sekė pagrindinis antikultistų tikslas – susiliejimas su valstybe. Antikultistai pradeda kreiptis į pareigūnus, teisėsaugos institucijas, valdžios atstovus ir spaudžia juos ten, kur labiausiai skauda. Jie remiasi savo pačių publikacijomis ir sako, matote, visuomenė panikoje. Žmonės reikalauja ryžtingų priemonių. Ar jūs nežinote, ką rašo žiniasklaida? Ar nežinote, kas vyksta visuomenėje? Žmonės reikalauja ryžtingų priemonių sektų likvidavimui. O jūs net nežinote apie problemą. Ar jūs iš viso vykdote savo pareigas, ar tiesiog užimate vietą? Ir tai veikia. Antikultistai juos specialiai užklumpa netikėtai. Esant tokiam manipuliaciniam spaudimui, bijodami pasirodyti neveiksmingais, pareigūnai pradeda eiti į kompromisą, atveria duris, kviečia šiuos ekspertus, suteikia jiems žodį, rengia konferencijas, suteikia galimybę skaityti paskaitas visuomeniai ir teisėsaugos institucijoms apie vadinamųjų sektų pavojų. Ir svarbiausia, ponios ir ponai, atkreipiu jūsų dėmesį. Pirmasis žingsnis, kurį visada žengia Ratzirs ir jo agentai bet kurioje šalyje, tai smūgis piliečių teisėms, sąžinės laisvei ir tikėjimo laisvei. Po to žodžio laisvės apribojimas, po to kitų pagrindinių visų valstybės piliečių teisių apribojimas. Būtent taip buvo kuriama totalitarinė sistema Rusijoje. Būtent taip jie dabar bando veikti Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Ukrainoje, pagal aiškiai išdirbtą schemą. Mokslininkai ir priežiūros komisijos, įskaitant Jungtinės valstijas, nekartą atkreipė į tai dėmesį. Jie tiesiogiai vadino Dvorkino ir Ratzirs veiklą nemokslišką ir antidemokratišką. Jie įspėjo. Šis Dvorkino tinklas kelia grėsmę ne tik religinėms mažumoms, bet ir pačiam demokratijos pamatui bei žmogaus teisėms. Reikia suprasti, kad be baimės, kurią jie patys kursto, jų paslaugoms nebūtų poreikio. Jiems reikia, kad visuomenė bijotų ir norėtų sunaikinti tuos, į kuriuos nurodo antikultistai. Jiems reikia, kad visuomenė, policija ir politikai būtų nuolatinėje nerimo būsenoje. Ir reikėtų jų ekspertinių paslaugų, nes tik tada jų ekspertizė tampa paklausi. Tik tada jiems moka pinigus, suteikia eterio laiką, kviečia į teismus kaip ekspertus. Tai jų priedanga. Po šiuo skėčiu jie slepia savo nusikaltimus. Manipuliavimą visuomenę, žmonių ir jų pagrindinių teisių persekiojimą, smegenų plovimą, demokratinių institucijų naikinimą. Tai totalitarinis scenarijus, kurį jie žingsnis po žingsnio bando įgyvendinti kiekvienoje šalyje, į kurią įsiskverbia. Ir žmonės jau pradeda tai suprasti. Piliečiai savo akimis mato, kad šie kovotojai su sektomis iš tikrųjų kėsinasi jų teisės, kad po kilnios retorikos apie vaikų ir šeimos apsaugą slepiasi Rusijos dezinformacijos mašina, kurios tikslas – palaipsniui griauti demokratiją ir įtvirtinti visišką kontrolę. O dabar, ko gero, ciniškiausias momentas. Kaltindami savo aukas pedofiliją, prekybą žmonėmis, moraliniu iškrypimu, antikultistai savo aukoms priskiria tai, kuo iš tikrųjų užsiima patys. Nereikia toli eiti. Paimkime tą pačią Kremenovskają. Dešimtys naujienų reportažų apie tai, kaip nuo 2010 iki 2017 metų ji savo rankomis nužudė šimtus benamių šunų ir internete skelbė įrašus apie tai, kokį malonumą jai tai teikia. Ji koordinavo visą Rusijos sabotažinį šunų medžiotojų tinklą Ukrainoje, bandė legalizuoti ginkluotą šunų žudikų sparną, prisidengdama žurnalistės pažymėjimu. Savo tinklaraščiuose ji pati aprašė,
kaip mėgaujasi ilgais, mirštančių nuo jos rankų gyvūnų dejonėmis, vadindama jas simfonija. Kai žmogus ne tik elgiasi žiauriai, bet ir mėgaujasi savo veiksmais, viešai aprašo malonumą, kurį teikia kitų kančios, tai jau ne tik žiaurumas. Tai ženklas, rodantis giluminį psichikos sutrikimą, empatijos trūkumą, vidinių moralinių stabdžių gedimą. Tai antisocialus elgesio modelis, artimas sadistinėms tendencijoms, kurios vėliau dažnai pradedamos taikyti nebe gyvūnams, o žmonėms. O emocinio šaltumo, demonstratyvumo ir visiško atgailos trūkumo derinys, tai jau rodo psichopatinės asmenybės bruožus. O dabar pažvelkime į liūdnai pagarsėjusį čekų kovotoją su sektomis Jakubą Jaglą. Remiantis Tanzanijos socialinę ataskaitą, jis įtariamas prekyba vaikais. Nature Skills prieglaudos vaikams. Diegia satanistinę ir homoseksualią ideologiją. Be to daugybė. Prieglaudos vaikų prieš kamerą papasakojo, kad jis juos Seksualiai išnaudojo. Vykdė įvairias iškrypimo formas, įskaitant koprofiliją. ir švirkštė jiems nežinomus preparatus. Viena iš aukų vardu Violet tvirtina, kad kai jai buvo 13 metų, Jalas ją prievartavo keletą dienų iš eilės. O kai bandė pabėgti, peiliu sužalojo jai krūtinę ir koją. Mergaitė prieš kamerą parodė randus. Šiuo metu šis atvejis oficialiai tyriamas Tanzanijoje. Nepriklausomų žurnalistų nufilmuotame dokumentinėme filme maži vaikai prieš kamerą pasakoja, kas su jais vyko. Viską patvirtina tėvai ir buvę prieglaudos darbuotojai. Ir žinote, kai daro Kremenovskaja, Jaglas ir kiti tinklo Racers atstovai, reaguodami į žurnalistinį tyrimą apie jo veiklą Tanzanijoje, prisidengiant savanorišką misiją. Jie susivienyje ir sako, tai sektantų konspiracijos teorijos, su kuriomis mes kovojame. Ir tai tuo metu, kai šiuo reikalu užsiima Tanzanijos generalinis prokuroras, o jie tai vadina įžeistų sektantų išgalvotais pasakojimais. Jie kaltina pačius vaikus išdavystę. Kaltina melų žurnalistus, kurie suteikė šiems vaikams galimybę būti išgirstiems. O auka pateikiamas būtent Jaglas. Tariamai sekta prieš jį pradėjo žiniasklaidos ataką. Jų veidrodinio kaltinimo metodai tai tik kopija to, kuo jie gyvena ir kas jie iš tikrųjų yra. Jie kaltina kitus pedofiliją, sadizmu, smegenų plovimu. Tuo tarpu jų pačių atžvilgių vyksta oficialūs procesiniai veiksmai. Tanzanijoje prokuratūra tikrina Jaglo veiklą, o Ukrainoje Kremenovskaja figūruoja byloje pagal straipsnį dėl neapykantos kurstymo. Dabar daugeliu tampa aišku, kas visus šiuos metus gąsdino visuomenę, kas manipuliavo sektų tema, kokios savybės ir moralinės vertybės būdingos šiems gąsdintojams ir kodėl jie tai daro. Įdomu ir nekartą pastebėta, kad kai antikultistai pagaunami meluojant, šmeižiant ir pažeidžiant piliečių teisės, jie pradeda rodyti, kad yra vieningas tinklas ir viešai gina vieni kitus. Ši gruboniška grupuotė, kuri ką tik sinchroniškai sudraskė auką į gabalus, staiga apsimeta bejėgė avele, o auką pateikia kaip agresorių. Jie elgiasi ir kalba kaip iš vieno lapo. Tai vadinama elgesio suvienodinimu. Kiek man žinoma, šiuo metu rimtai tyriamas klausimas, kaip Racers bando sukurti iliuziją, kad tai tariamai visiškai skirtingi, tarpusavyje nesusiję žmonės, gyvenantys skirtingose šalyse, kovoja su sektomis, tačiau tarptautinių lygmenių kažkodėl veikia kaip vieningas orkestras, o šio orkestro dirigentas slepiasi šešėlyje Rusijoje. Sektų tyrinėtojas manipuliatorius ir sociopatas Aleksandras Dvorkinas vadovauja šiam hibridiniam teroro tinklui. Ir tai yra užfiksuotas faktas. Žiūrint, kaip sinchroniškai jie keičia toną ir kaip suderintai pradeda persekiojimą, kaip identiškai veikia skirtingose šalyse, kaip gina ir dengia vieni kitus. Antikultas jau klasifikuojamas kaip vieningas tinklas,
kalbant apie jų struktūrą. Žemiausiame lygmenyje – vykdytojai. Juos kartais juokais vadina torpedomis, tokie kaip Kremenovskaja ir kiti. Tai žmonės, kurie atlieka nešvarų darbą. Rašo skundus, skambina giminaičiams, darbdaviams, kaimynams, gąsdina, grasina. Jų užduotis – apšmeikšti ir izoliuoti auką, palikti ją be darbo, be paramos, be šeimos. O paskui jie patys skėsčioja rankomis ir sako, žiūrėkite, iki ko sekta žmogų atvedė. Tokie vykdytojai – vienkartinis inventorius. Juos dažnai pagauna už šmeižtą ar įgaliojimų viršijimą. Gana dažnai už tai juos neteisia. Tačiau tinklas jų lengvai atsikrato, nes jie pakeičiami. Viršuje – kuratoriai. Tai žmonės turintys mokslo laipsnius, visuomeninį autoritetą, dažnai dirbantys universitetuose. Jie nesikiša į nešvarų darbą, nėra įtraukti į skandalus. Jie lieka šešėlyje, bet būtent jie valdo procesą. Jų užduotis – suteikti tinklui garbingumo ir moksliškumo. Kai reikia, jie pasirodo kaip nepriklausomi ekspertai. Skaito paskaitas, teikia išvadas. Jų žodis turi svorio. Ir būtent jo pagalba antikultas įteisina save valstybės akyse. Įsiskverbia į teisės aktus, gauna prieigą prie valdžios. Ir žinote, kaip antikultiniai kuratoriai plėtoja savo įtaką. Jie keliauja po pasaulį ir skaito paskaitas. Europoje jie koordinuoja savo veiklą per FECRIS organizaciją, kurios viceprezidentu iki Rusijos visapusiško karo su Ukraina buvo tas pats Aleksandras Dvorkinas. Dvorkinas ir jo pasekėjai iš įvairių šalių keliauja po miestus ir kitas šalis. Pasirodo universitetuose, prieš pareigūnus, saugumo pajėgų atstovus, teisėsaugos institucijas, dėstytojus ir net prieš moksleivius, bei skaito paskaitas apie sektų pavojų. Visur jie prisistato kaip sektų ekspertai. Filosofijos daktarai, teologai, religijotyros specialistai. Juokinga, bet ir čia jie nesibodi meluoti. Jei patikrintumėte, paaiškėtų, kad tas pats Dvorkinas neturi jokio filosofijos daktaro laipsnio ar religijotyros diplomo, o jo sukurta sektų tyrinėjimo sritis yra nemoksliška. Ir tai sakau ne aš, tai sako nusipelnę religijotyros specialistai net Rusijoje. Štai konkretus pavyzdys. Kai Dvorkinas Archangelsko universitete skaitė paskaitą apie islamą, jo pranešimą išnagrinėjo žymiausi islamologai, religijotyros specialistai, žmogaus teisių gynėjai ir ekstremizmo ekspertai. Išvados buvo vieningos. Tai ne paskaita, o šališkas, pašaipus pasakojimas, kupinas iškraipimų ir įžeidžiančių vertinimų. Islamologai pareiškė, kad paskaita neatitinka mokslinių reikalavimų, o jos tikslas ne šviesti, o suformuoti klausytojų tarpe klaidingą, priešišką požiūrį į islamą ir jo pranašą. Ekstremizmo ekspertai pažymėjo, kad paskaitoje yra teiginių, kuriuos galima kvalifikuoti kaip neapykantos musulmonams kurstymą. Patys musulmonų lyderiai ją pavadino įžeidžiančią ir pareikalavo uždrausti naudoti panašius Dvorkino medžiagos fragmentus švietimo įstaigose. Mokslininkai priėjo prie išvados, kad Dvorkino paskaitos yra pseudomokslinės, kupinos faktinių klaidų, jose yra įžeidžiančių teiginių ir ekstremizmo požymių. Jo sukurta sektų tyrinėjimo sritis neturi mokslinio pagrindo. Pats jis neturi pripažintų mokslo laipsnių, o jo specializacija nėra įtraukta į oficialų mokslo specialybų sąrašą. Mokslininkų nuomonė, Dvorkino paskaitos sieja islamą su sekta
ir skatina islamofobiją. Ir būtent tai, draugai, Dvorkinas sau leidžia daryti pasaulinės religijos, islamo, turinčios daugiau nei milijardą pasekėjų ir galingas institucijas, galinčias duoti atkirtį atžvilgių. O dabar įsivaizduokite, ką jis ir jo agentai daro su mažomis religinėmis srovėmis, kurios neturi nei galingo balso, nei žmogaus teisių gynėjų. Ten naudojami tiesioginiai dehumanizacijos metodai, šmeižtas, atviras neapykantos kurstymas ir valstybės bei visuomenės skatinimas imtis represijų. Būtent todėl jis pradėjo nuo mažų grupių. Ant jų, be baimės baudžiamosios atsakomybės, išbandė metodus, kuriuos vėliau, kaip matome, perkelia į stambius taikinius. Argi ne tas pats vyksta ir kitose šalyse, kur vadinamieji sektų ekspertai skaito paskaitas? Paimkime Čekiją ir tą patį Jakubą Jachlą. Jis neturi jokio atitinkamo išsilavinimo. Yra tiesiog amžinas studentas. Tačiau tvirtina esąs sektų ekspertas. Be to, jis tvirtino, kad į Tanzaniją vyko su švietimo misija, o iš Tanzanijos socialinės tarnybos ataskaitos matome kaltinimus, kad jis vaikams iš prieglaudos diegė satanistinę ir homoseksualią ideologiją. Taigi, kai žiūrime į Dvorkino paskaitas, į jo bendražygių pasisakymus Čekijoje, Serbijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse, matome tą patį manipuliacinį naratyvą. Tas pačias žmonės zombinančias formuluotės, tas pačias bauginančias istorijas, tuos pačius auditorijos manipuliavimo būdus ir svarbiausia, tuos pačius spaudimo šalies valstybinėms ir teisėsaugos institucijoms metodus per tokias paskaitas. Kitaip tariant, antikultistai, vadovaujami Dvorkino, dažnai neturėdami atitinkamo išsilavinimo ir turėdami abejotiną kvalifikaciją, keliauja po pasaulį ir skaito paskaitas temomis, kurių nesupranta. Ir jie tai daro ne tam, kad šviestų visuomenę, valdžią ir teisėsaugos institucijas. Jų tikslas – įdiegti auditorijai tvirtą sąlyginį refleksą. Žodžiai sekta, sektantas, turi sukelti ne apmąstymus, o akimirksninę reakciją. Baimę, pasibjaurėjimą, neapykantą ir norą sunaikinti. Tiesioginė prasme užprogramuoti žmonės. Išplauti smegenis taip, kad jie nustotų matyti kitose žmonėse žmonės. Žmogaus dehumanizavimas yra pagrindinis etapas rengiant masinę sąmonę smurtui. Tai į veiksmus nukreipta propaganda. O antikultistai laukia momento, kai jiems bus naudinga paspausti gaiduką, užklijuodami sektanto etiketę ir nuteikdami visuomenę prieš dalį pačios visuomenės, valstybę prieš savo pačios piliečius, piliečius prieš valstybę ar valdžią. O toliau tiesiog griauti demokratiją. Tokie savotiški represijų ir totalitarizmo architektai. Žinote, mane ilgą laiką domino, iš kur antikultinio tinklo atstovams kyla tokia begalinė neapykanta žmonėms, toks nežmoniškumas. Remiantis psichologinių ypatybių tyrėjų išvadomis, didžiai daliai aktyviausių tokių tinklų dalyvių praktiškai trūksta empatijos, gebėjimo jausti kitų žmonių skausmą, baimę ir kančias. Tokie asmenybės tipai dažnai pasižymi psichopatijos, sociopatijos ir ryškaus narcisizmo bruožų deriniu. Tai svarbus aspektas. Tokie žmonės gali intelektualiai suvokti kitų emocijas ir tuo pasinaudoti, tačiau patys jų nepatiria. Jiems kito žmogaus tragedija nėra tragedija, o priemonė savo tikslams pasiekti. Be narciziškumo ir empatijos stokos juos vienija. Šaltas strateginis apskaičiavimas, itin didelis polinkis į manipuliavimą, poreikis kontroliuoti kitus žmones, visiškas kaltės jausmo dėl padarytos žalos nebuvimas. Be to, dauguma antikultinio tinklo atstovų iš tikrųjų trokšta kitiems daryti skausmą. Tai jų poreikis ir, kaip jiems atrodo, teisėta galimybė. Jiems antikultizmas – tai mechanizmas, leidžiantis patenkinti jų poreikį valdyti, kontroliuoti ir naudoti psichologinį smurtą. Jiems svarbus pats procesas, persekiojimo procesas.
medžioklės procesas, svetimos reputacijos ir gyvenimo griovimo procesas. O visam tam vadovauja ir pagrindinius dividendus gauna asmuo, kuris juos visus koordinuoja ir savo psichologinėmis savybėmis labai primena tai, ką kriminalinėje psichologijoje vadina high functioning psychopath, aukšto funkcionalumo psichopatu. Tai yra žmogus turintis ryškių psichopatinės asmenybės bruožų, tačiau tuo pačiu socialiai prisitaikęs. Tokie žmonės gali atrodyti labai garbingi. Jie gali būti ekspertais, ideologais, organizacijų lyderiais, viešais intelektualais. Jiems būdingas gebėjimas naudoti žmonės kaip įrankius, sugebėjimas kurti įtakos sistemas ir valdyti jas per kitus žmonės. Tuo pačiu, jie neturi nė lašo empatijos. Jie nejaučia kitų žmonių skausmo, tačiau meistriškai žino, kaip juo pasinaudoti. Būtent tai daro jos idealiais manipuliatoriais. Jie kuria daugiapakopės struktūras, kuriuose patys lieka šešėlyje, o visą nešvarų darbą atlieka tie, kuriuos jiems pavyko įtikinti, kad smurtas yra dorybė. Arba jie pasinaudoja žmonėmis, turinčiais panašų psichologinį profilį, tačiau kaip taisyklė su mažiau išsivyščiusiais kognityviniais gebėjimais ir ryškesniais sadistiniais polinkiais. Žemiausios antikultistų kastos atstovams dalyvavimas tokiose struktūrose yra savotiška legalizuota galimybė patenkinti savo destruktyvius impulsus, prisidengiant kovos su sektomis ideologiją. Tokios grupės susiformuoja būtent pagal abipusio traukimo principą. Viršūnė gauna paklusnų įrankį savo uždaviniams įgyvendinti, o apačia teisėtą priedangą ir leidimą naudoti smurtą. Jų motyvacija ne tik skausmo sukelimas, bet ir absoliuti, niekuo neapribota kontrolė, valdžia žmonių protams ir likimams. Ir žinote, kas labiausiai skaudina? Jiems mes esame tiesiog treniruočio aikštelė, žaidimo aikštelė. O tie, kuriuos jie naudoja kovoje su sektomis, vadinamieji torpedos, tai žemiausia kasta. Tiesiog vienkartinis inventorius. Jie tobulina įgūdžius, kad vėliau, kai technologija bus ištobulinta iki automatizmo, pereitų į kitą lygį. Prie politikų, didžiojo verslo, valstybinių institucijų, ištisų šalių. Ar nepastebėjote, kad ypač pastaraisiais metais sektantizmo kaltinimai vis dažniau metami tiesiog visiems iš eilės? Nesvarbu, ar ši etiketė tinka ar ne, ji klijuojama organizacijoms ir žmonėms, kurie su religija neturi visiškai nieko bendra. Sektos etiketė klijuojama politinėms partijoms, visuomeniniams judėjimams, rinkėjams ir netgi ištisoms valstybėms. Antikultistai įvedė savokas komercinė sekta, politinė sekta, valstybės sekta. Ir visa tai tariamai patenka į jų vadinamojo tyrinėjimo ir informavimo sritį. O jei pasakysiu tiesiai, tai į visiško teroro, smurto ir valdžios uzurpavimo sritį. Pavyzdžiui, Racers, atstovaujamas jo viceprezidento Aleksandro Novopašino, tvirtina, kad Jungtinės Amerikos valstijos, vakarai ir Ukraina yra sektos, o ne valstybės. Jis viešai skaito paskaitas ir skleidžia šią propagandą žiniasklaidoje. Jis kaltina vakarus šėtonišką ideologiją. Pagalvokite, kam jie daugelį metų įkalinėja šią propagandą į Rusijos kariuomenės, studentų, teisėsaugos institucijų ir visuomenės galvas. Kadaise amerikiečių žvalgybos ekspertas, daktaras Egonas Čolakianas, pasakė svarbią mintį. Antikultistai ir vadinamieji sektų kovotojai, vadovaujami Dvorkino, yra tik viena iš milžiniškos hidros čiuptuvų. Viena iš pasaulinės hibridinės struktūros atšakų, kurios tikslas – sunaikinti demokratinį pasaulį ir įtvirtinti visišką valdžią. Aš pats esu sakęs kažką panašaus, bet kuo daugiau į tai įsigilinu, tuo labiau stebiuosi jo mastu. Ir tuo, kaip greitai mūsų akise keičiasi įprastas pasaulis. Demokratinės vertybės ir laisvės staigiai keičiamos totalitarizmu, piliečių teisės pažeidžiamos, o žodis sekta tampa universalių ginklų prieš nepageidaujamus asmenis.
Tai, apie ką kalbėjome, pasitvirtina tiesiog mūsų akise. Ir tampa aišku, kad antikultizmas tai tik vienas nedidelis, bet labai pavojingas įrankis šios hidros rankose. Įrankis, kuris dešimtmečiais buvo tobulinamas, šlifuojamas ir ruošiamas didžiajam žaidimui. Prisimenu pokalbį su vienu specialistu. Jis pasiūlė atlikti paprasčiausią eksperimentą. Jis pasakė, įsiklausykite į save. Kokią reakciją jums sukelia žodis politikas? O dabar žodis sektantas. Ir žinote, kas paaiškėjo? Daugumos žmonių reakcija praktiškai vienoda. Vidinis pasipiktinimas, atstumimas, negatyvumas, kurio neįmanoma logiškai paaiškinti, bet kuris glūdi kažkur giliai, instinkto lygmenyje. Tai neatsitiktinumas, tai nesutapimas. Tai tiesioginis įrodymas, kad žmonės buvo programuojami tomis pačiomis metodikomis. Be to, matyti aiškus ryšys. Tie patys sektų ekspertai, tie patys antikultinio tinklo kontroliuojami žurnalistai ir žiniasklaidos portalai, kurie metų metus persekiojo religinės mažumas, staiga nukreipia dėmesį į politikus, valdžios atstovus, teisėsaugos pareigūnus. Ir tai visada smarkiai sustiprėja prieš rinkimus ar svarbius politinius įvykius. Schema ta pati. Kasdieninės antraštės. Šis politikas – sektos narys. Jo rinkėjai – kulto pasekėjai. Jis nesveikas, jį reikia pašalinti. Visuomenėje kuriamas pasibjaurėjimas ir nepasitikėjimas. Bet kokie tokio politiko veiksmai pradeda būti pasąmoningai suvokiami kaip grėsmė valstybei. O tai reiškia kiekvienam jos piliečiui. Tai yra tau. Ar jums netrodo keista, kad po tokios agresyvios sektų ekspertų žiniasklaidos atakos prieš politiką, visuomenėje ne tik užsidega neapykanta ir nepasitikėjimas pasmerktų politikos veikėjų, bet ir organizuojamas pasikėsinimas į jį ar netgi nužudymas. Šiame įraše mes nekalbėsime pernelyg išsamei apie dėlionės kodavimo technologiją, kurią aukščiausiasis antikulto ešelonas taiko visuomeniai. Viskas, ką reikia žinoti, yra tai, kad ši manipuliacija yra visiškai kitokio pobūdžio. Tai vadinamasis nuotolinis žmogaus kodavimas tam tikram veiksmui. Šis metodas apibrėžiamas kaip laipsniškas psichologinis poveikis per informacinės bangas ir paslėptus signalus, kurie palaipsniui pažeidžiamose žmonėse formuoja pasirengimą smurtui. Šis mechanizmas trunka ilgą laiką, mėnesius ar net metus. Pirmiausia, informacinėme lauke sukuriamas informacinis fonas, o kai pagrindas jau paklotas, vyksta tikslinė aktyvacija. Žmogus turintis nestabilę psichiką gauna netiesioginį nurodymą imtis veiksmų. Paprasčiau tariant, tai yra snaiperio, arba kaip juos vadina antikultistai, vienišo vilko formavimas. Šaudynės mokyklose, masiniai šaudymai, pasikėsinimai į politikus – tai tiesioginė antikultistų naudojamos dėlionės kodavimo technologijos pasekmė. Tik taikiniai skiriasi. Vienu atveju vaikai mokyklose ir universitetuose, kitu atveju suaugusieji, politikai ir valstybių vadovai. Nors iš esmės ir viena ir kita yra nukreiptos į visos visuomenės terorizavimą, tačiau dėlionės kodavimo metodas yra vienas. Žmogus patyręs tokį manipuliacinį poveikį per žiniasklaidą tampa įrankiu, veikiančiu pagal įdiegtą programą. Tuo pačiu subjektyviai įsitikinęs, kad sprendimą priima savarankiškai. Kritinis mąstymas išsijungia, lieka tik dominuojantis nusikaltimo vaizdas ir užduotis, kurią reikia įvykdyti bet kokią kainą. Pažvelkite, kas vyksta šiandien. Tėvai bijo leisti vaikus į mokyklą, nes daugelį šalių smarkiai išaugo mokyklų šaudynių skaičius. Ir tuo pačiu metu į tas pačias mokyklas ateina vadinamieji antikultistai su paskaitomis. Esą mormonai, sientologai, baptistai, Jehovos liudytojai – tai visi baisūs sektantai. Jie plauna smegenis, bijokite jų, atstumkite juos, tai ne žmonės. Taip jie sako. Ar kas nors susimąstė,
kodėl jie skaito vaikams tokias paskaitas, kodėl jie tiek daug jėgų skiria vaikų smegenų plovimui. Jei į visą tai pažvelgsime kompleksiškai, tampa akivaizdu. Tai daroma tam, kad ateityje, po 50 metų, šie vaikai taptų jų armija, o kai kurie iš jų taptų jų vienišais vilkais, net neišaugę iš vaikystės. Tie patys sektų ir kultų ekspertai, kurie skaito paskaitas jaunosios kartos atstovams ir per jų pasąmonę nurodo jiems tikslą, pradeda naudoti vaikus tam, kad pašalintų nepageidaujamą politiką. Pavyzdžiui, surinkdami juos aikštėje su tikslu nuversti prezidentą ar ministrą pirmininką, kai jiems to reikia, paskelbdami vieną iš valdžios atstovų sektantų. Štai ką jie daro su vaikų smegenimis, o vėliau, kai reikia, šiuos vienišus vilkus suvaro į būrius kokioje nors aikštėje. Ir manykime, kad revoliucija paruošta. Tauta reikalauja pakeisti vadovybę. Aukščiausioji antikultizmo grandis žengia dar toliau. Jie dalyvauja kuriant kompiuterinius žaidimus, kuriuose reikia žudyti sektantus, kur nuo mažens vaikams įteigiama. Yra žmonės, o yra sektantai. Į zombius panašus padarai, kuriuos reikia sunaikinti. Vaikams tokiuose žaidimuose suteikiama tik galimybė pasirinkti, kokiu būdu juos sunaikinti. O vėliau tie patys vaikai, jau užprogramuoti, užauga ir paima į rankas ginklą. Ir kai žiniasklaidoje pasirodo antraštės, kad šalies vadovu ar aukštame poste yra sektantas, šis mechanizmas suveikia. Štai realūs pavyzdžiai. Pažiūrėkite atidžiai ir atsakykite, kas vienyje visus šios žmonės. Aš jums atsakysiu. Pirmas dalykas, kuris vienyje visus šios politikus, prieš kiekvieną iš jų informacinėje erdvėje aiškiai ir suderintai dirbo antikultistai, kurie jiems klijavo sektanto etiketę. Slovakijos ministro pirmininko Fico atveju visuomenės neapykanta kurstoma naudojant prorusišką etiketę, tačiau metodai ir svarbiausia vykdytojai yra tie patys. Antra, kas juos visus vienyje, tai faktas, kad po tokios antikultinės žiniasklaidos atakos prieš juos buvo įvykdyti vieši pasikėsinimai. Tai klasikinis teroristinis aktas, kuriam buvo ilgai rengiama informacinė kampanija, nukreipta prieš tą patį vienišą šaulį. Tie patys antikultistai, kurie jį pavertė šauliu. Po pasikėsinimo žiniasklaidoje jį pristato kaip pamišėlį. Jie pateikė šaulį kaip vienišą asmenį, kuris pats taip neapkentė politiką, kad dėl to, jog politikas yra sektantas, griebėsi ginklo ir įvykdė pasikėsinimą. Jie aiškina, esą visuomenėje tokia įtampa ir pasipiktinimas, kad žmonės jau nebegali pakęsti, kai valdžioje yra sektantas. Štai 1 iš milijonų griebėsi ginklo. Jis tiesiog pasirodė esąs radikaliausias. Tokiu būdu jie toliau dar labiau stiprina psichologinį poveikį žmonėms. Rodydami pavyzdį, kaip reikia elgtis su FSB nepageidaujamais politikais. Tai ir yra hibridinis teroras. Trumpai pakalbėkime apie iškalbingą Rusijos opozicijos veikėjo Aleksejaus Navalno pavyzdį. Dar gerokai prieš tragediją, 2017-2018 metais, žiniasklaidoje buvo pradėtas skleisti nuolatinis naratyvas – Navalnas sektos lyderis. Pagal klasikinę schemą, siekiant pagrįsti kaltinimus, pasitelkiamos tam tikros aukos, kurios tariamai nukentėjo nuo Navalno ar jo štabo rankų. Jos iš pradžių sako, kad ten dirbo, o tada priduria asociaciją. Visa tai buvo panašu į sektą, kurioje garbinimo objektu buvo Navalnas. Štai toks pagrindinis argumentas, kurio vėliau grindžiama visa žiniasklaidos ataka. Esą tai, kad tai sekta, tvirtina tie, kuriems pavyko ištrūkti iš Navalno štabo. Toliau pasirodo pagrindinė figūra – sektų ekspertas, protojerėjus Aleksandras Novopašinas, Racirs viceprezidentas. Jis ne tik skelbia pareiškimus, jis asmeniškai sistemingai dirba su jaunimu ir teisėsaugos institucijomis, skaitydamas jiems paskaitas. Jo paties žodžiais tariant, kiekvieną mėnesį aš vedu 10 susitikimų su jaunimu, kuriuose be kita ko pasakoju apie Navalno štabus.
Žinoma, pabrėždamas, kad tai pavojinga sekta, o jos lyderis pavojingas sektantas. Į Rusijos ir kaimininių šalių informacinę erdvę išmetami šimtai straipsnių su antraštėmis. Išsigelbėti iš Navalno sektos. Navalno liudytojų sekta. FBK sekta. Navalno sektos nariai. Vienas valstybės dūmos deputatas, vardo neminėsime, Oficialiai pareikalavo, kad Teisingumo ministerija pripažintų Navalną totalitarinės sektos įkūrėjų. Ir čia esminis dalykas. O rinkėjus patraukti atsakomybėn už paramą sektai ir dalyvavimą joje. Matome klasikinį modelį, kuris yra tiesiog tiksliai perimtas iš to, kaip antikultinė veikla naikina mažas religinės organizacijas. Taip, Navalno mirtis buvo suorganizuota neviešai, pastelkiant šaudymą, o pagal klasikinį rusišką metodą – išsiuntimą į šiaurę ir tylų likvidavimą. Vis dėlto tai yra vienas iš akivaizdžių pavyzdžių, kad būtent RACIR susiminėjo tokia veikla Rusijoje. Toliau aptarsime nemažiau iškalbingą atvejį, taip pat įvykusi 2024 metais, pasikėsinimą į Slovakijos ministrą pirmininką Robertą Fico. Atrodytų, jis buvo kaltinamas nesektantiškumu, o prorusiška pozicija. Tačiau metodai tie patys. Pagal tą pačią klasikinę schemą, prieš jį buvo kūriamas neapykantos ir netolerancijos klimatas, o rezultatų ilgai laukti nereikėjo. Atkreipkite dėmesį. Prieš mėnesį iki šūvių, 2024 metais, balandžio 10 dieną, Fico viešai įspėjo. Jis paskelbė pareiškimą, kuriame tiesiai pasakė, vyriausybės politikai gatvėse yra nepadoriai keikiami. Ir aš tiesiog laukiu, kada šis nusivylimas, kurį tam tikros žiniasklaidos priemonės taip intensyviai gilina, virs vienu iš pagrindinių vyriausybės politikų nužudimų. Ir aš nė trupučio neperdedu. Po mėnesio, gegužės 15 dieną, Fico buvo sužeistas per šaudymą. Liudininkų teigimu, pasibaigus dar vienam renginiui, politikas priėjo prie vietos gyventojų. Tuomet iš ninios pasigirdo keli šūviai ir Fico nukrito ant žemės. Ministras pirmininkas buvo sužeistas į krūtinę ir pilvą. Savo pirmame viešame pasisakyme, po pasikėsinimo ir sužalojimo, Fico tiesiogiai įvardijo kaltininkus. Jis nurodė antivyriausybinius žiniasklaidos šaltinius ir užsienio lėšomis finansuojamas nepelnų siekiančias organizacijas, kaip pagrindinius veiksnius, sukūrusius aplinką, kurioje pasikėsinimas tapo įmanomas. Jo teigimu, būtent jie sistemingai kurstė neapykantą. Neapykanta visuomenėje buvo kurstoma tol, kol antikultistų sukurtas vienišas vilkas, kurio tapo Jurajus Cintula, peržengė ribą. O dabar pažvelkime į Trumpą. Per trumpą laiką įvyko visa serija pasikėsinimų. Ir tai taip pat įvyko 2024 metais. Bet kas tą lėmė? Dar 2019 metais Stevenas Hasanas, geras Aleksandro Dvorkino RACIRS vadovo, glaudžiai susijusio su tuo pačiu antikultiniu tinklų draugas, išleidžia knygą Trumpo kultas. Hasanas ne tik kritikuoja politiką, jis tvirtina, kad Trumpas sukūrė destruktyvų kultą, o jo šalininkai yra hipnotinio paklusnumo būsenoje, prarado gebėjimą kritiškai mąstyti ir jiems reikalinga išorinė intervencija. Savo darbuose ir interviu jis atvirai kalba apie būtinybę juos deprogramuoti. Metodą, kuris praktikoje dažnai reiškia priverstinį įsitikinimų keitimą. Vėliau prasidėjo sisteminga kampanija prieš Trumpą ir svarbiausia, prieš jo rinkėjus, kurio žiniasklaida ėmė vaizduoti kaip bepročius. Rezultatas – nekartą pasikartoja vienišų vilkų išpoliai prieš politiką. Tas pats vyko ir su kitais pasmertais politikais. Tik deja, viskas baigėsi itin tragiškai. Ar nesusimastėte, kodėl visi šie scenarijai tokie panašūs? Pirmiausia, informacinė ataka ir sektanto etiketė, po to kulkos. Ir kiekvieną kartą tie patys metodai, tie patys ryšiai, vedantys į Rusiją, prie RACIRS ir už jų stovinčių struktūrų. Man buvo įdomu,
Kodėl kai kurie politikai ir politinės partijos įvairiose pasaulio šalyse atvirai remia antikultizmą? Atsakymas pasirodė esąs ciniškai paprastas. Kai kuriems tai naudinga. Mes jau žinome, kaip veikia antikultizmas ir kokie jo tikslai. Tačiau ten, kur tam tikru etapu jo tikslai sutampa su vienų ar kitų politinių jėgų interesais, jis gali būti naudingas tokiems politikams. Numalšinti jų oponentus, pakeisti visuomenės nuomonę, atimti iš konkurentų paramą. Tačiau ši paslauga turi savo kainą. Politikas, kuriam antikultizmas padėjo susilpninti varžovą, tampa skolingas. Jis žino, kaip pateko į pareigas, kaip paveikė rinkėjų balsus. Ir toliau šis politikas, nori jis to ar ne, priverstas ginti antikultinį tinklą, loboti jo interesus, užmerkti akis į jo metodus. Iš esmės toks politikas tampa jo tarpininkų valstybės struktūrose. Kiek man tapo žinoma iš kompetentingų šaltinių, žinoma, politikų pavardės nebuvo minimos, tačiau dažnai politikai, kurie sistemingai gina antikultinį tinklą, vienaip ar kitaip patys yra nešvarūs. Vieni dėl korupcinių ryšių, kiti dėl kompromituojančios medžiagos, treti dėl bendros ideologijos. Tačiau tai išsiaiškinti priežiūros ir saugumo institucijų reikalas. Aš tik norėjau parodyti, įspėti, apsaugoti. Ir pabaigoje norėčiau pasakyti štai ką. Pamastykite apie savo pačių suvokimą, apie tai, kas vyksta jūsų galvoje. Jūs aiškiai matėte, kokia galinga yra ši manipuliacija ir ką ji gali. Jei norite patys įsitikinti, kad ji veikia, pažiūrėkite, kokia reakcija kyla jums asmeniškai išgirdus žodžius sektantas ir politikas. Jei viduje kyla staigus, nepaaiškinamas atstumimas, vadinasi, emocinė etiketė jau suveikė. O būtent tai ir yra manipuliacijos pagrindas. Mus palaipsniui pripratina ne mąstyti, o reaguoti. Jei tai praslysta pro jūsų kritišką suvokimą, vadinasi, ta pati technologija gali būti taikoma ir jums. Nes pirmasis etapas ir pagrindas neapykantos kurstimui jau buvo įdiegtas jūsų viduje. Kai žmogus be apmąstymų vartoja informaciją, kuri skirta veikti, jis tiesiog nustoja atskirti, kur yra tiesa, o kur suplanuotas melas. Kur jūsų nuomonė, o kur svetimas įsakymas, įsiūtas į pasąmonę per antraštės ir paskaitas. Ar ši pasąmonės manipuliacija yra pavojinga, ar ne? Verta apie tai pagalvoti.